Žinokit, iš žmonių labai jau daug gerų atsiliepimų gaunam. Labai jie džiaugiasi tuo, kad pas mus yra ta ledo arena. Drįstu teikti, kad 100% pasiteisina. Mano nuomonė labai pasiteisina dėl to, kad yra užsiėmim žmonėm. Nebereikia galvoti, kur bus ledas, kad bus ledas, yra palankios sąlygas, yra pilnai galima išnaudoti ir žaisti, ir susiburti žmonėm, laisvalaikį praleisti, turiningai, ne vien tik pasižaisti ir mėgėjam pasičiaužyti. Galimybės didelės. Miestas dasidėjo prie projekto, mano žiniomis, apie 130 000 eurų. Lyga dasidėjo bendrai su investuotojai apie 200 000 eurų ir klubas dasidėjo įsigydami ledo liejimo mašiną, bortus atsiveždami iš Švedijos, kurios dovanojo Rio, taip pat apie 20 000 eurų. Šiai dienai pagal paskaičiavimus mėnesio išlaidos elektros kainuoja apie 6 000 eurų. Keturi darbuotojai dirba, 2 ledo operatoriai lieja mašiną ir 2 darbuotojai, kurie ir kasininko vaidmenį atlieka ir prižiūri tvarką ledo arenoje. Atlyginimus moka savivaldybės įmonė Kūno kultūros ir sporto centras. Populiarus. Iš mokyklų daug ateina. Iš rajono suvažiuoja, Biržai, Pasvalys. Net iš Kėdainių buvo atvažiavę. Kaip atsirado ledo arena, tikrai žiemos tas sportas ženkliai išpopuliarėjo, susikūrė ne viena mėgėjų ledo ritulio komanda, planuose, kad ir vaikučiai pradės kitą sezoną rinktis. Matome šiai dienai vyksta Aukštaitijos atviras čempionatas, kaip tik šią dieną ir Visaginas draugiškas sulošė su mūsų pirmais metais įsikūrusią mėgėjo komandą. Tai džiugu, kad tikrai ne tik tai ledo ritulys gyvuoja, bet ir pramogos miestiečiai bei miesto svečiai atvažiuoja pasidžiaugti ledu. Kaip pradėjome mes dirbti, sakykime, patį pirmą mėnesį, tai čia buvo lapkričio 14. Tai per savaitę buvo žmonių 522. Paskui po truputėlį vis didėjo tie skaičiai ir gavosi, kad, sakykime, nuo 2017 metų, 01.12 iki 02.12 gavosi, kad mūsų lankytojų labai padaugėjo ir palei statistiką mūsų praėjo 8585 lankytojai, kuriuos mes tikrai labai džiaugiamės. Kuo didžiausios sėkmės, energijos dar didesnės ir kad tas projektas tikrai pas jūs įsigyvendintų. Kuo reiks, visą laiką padėsim, patarsim, pakonsultuosim, отвожуем ir taip toliau, ir taip toliau. Строительство Поневежской ледовой арены обошлось в 350 000 евро. Началось с помощью жителей-энтузиастов и завершилось, задействовав несколько источников финансирования. Расходы за электричество, которые составляют 6 000 евро в месяц, удается покрывать за счет аренды катка. Зарплату 4 работникам арены оплачивает самоуправление. Каток предоставляет свои услуги 5-6 месяцев в году, до уличной температуры плюс 10 градусов Цельсия. В Поневежесе проживает 100 000 жителей, что в 5 раз больше, чем в Висагиносе. За сезон ледовую арену посетило 13 500 жителей, что составляет 13,5% от населения города. Стоимость услуги 1,5 евро для взрослых и 1 евро в час для детей. Количество заинтересованных в новой для Висагиносе услуги в процентном содержании будет, скорее всего, больше, но и это вряд ли покроет эксплуатационные расходы сооружения.
Предоставленные цифры могут помочь в принятии решения, если смотреть на это с социальной точки зрения, где на постоянной основе большому количеству жителей разных возрастов предоставляется возможность активно проводить досуг в зимнее время, что может помочь оторвать детей от компьютеров, заменив это время совместным семейным отдыхом на катке. Yra nuomonė tokia, kad ne kiekvienam mieste būtų tokie pat rūmai ir būtų labai tada įdomu, būtų žmonėm kas veikti, būtų žaisti, būtų varžybos, būtų čempionatai, taip pat kaip krepšinė, taip pat kaip futbolo. Kodėl negali būti pas mus ledo čempionatai ir žaidimai ir viskas.